Mokykimės rasti skaičių, kuris parodo, kokiu vidutiniu greičiu kinta funkcijos f nuo x reikšmės, kai nepriklausomojo kintamojo x reikšmės didėja nuo a iki b. Tas skaičius vadinsis funkcijos vidutiniu greičiu uždarame intervale nuo a iki b. Ir tai bus santykis. Iš kur jis atsiranda, išnagrinėkime brėžinį. Jei nusibraižysime bet kokią funkciją f nuo x ir pažymėsime, kad mūsų argumentas x kinta nuo a iki b ir apskaičiuosime reikšmes įsistačius a raidę į sąlygą f nuo x funkcijos ir gausime f nuo a, įstačius raidę b, gausime f nuo b funkcijos reikšmę, santykį f nuo b minus f nuo a padalinta iš b minus a ir vadinsime vidutiniu greičiu duotame intervale nuo a iki b. Galėtumėm parašyti sutrumpintai, kad tai yra funkcijos pokyčio ir argumento pokyčio santykis. Nes argumento pokytis ir yra iš b atimtas a. Funkcijos pokytis yra iš f nuo b atimtas f nuo a. Pažymėti jie mėlynai mūsų brėžinyje. Todėl šis santykis ir yra toksai. Atlikime užduotį. Paveiksle nubrėžtas funkcijos f nuo x lygu x kvadratu grafikas. Mėlynai paryškintas intervalas, kai argumentas kinta nuo vieneto iki trejeto. Todėl, norint apskaičiuoti argumento pokytį, man reikėtų iš trejeto atimti vienetą ir matome, kad tai yra 2. Jei norėsiu apskaičiuoti funkcijos pokytį, iš grafiko tai labai lengva. Tai yra nuo 9 iki 1 atstumas, tai yra 8. Bet jei aš nebūčiau nubrėžus grafiko, jūs galite apskaičiuoti funkciją nuo 3, funkciją nuo 1 ir šis skirtumas ir bus funkcijos pokytis, kurį paprastai žymime delta y. Jei prašo apskaičiuoti pokyčių deltos y ir deltos x santykį, mums belieka įstatyti tik tai skaičiukus 8 ir 2. Atsakymas yra 4. Šis pokyčių santykis ir vadinamas funkcijos vidutiniu greičiu intervale nuo a iki b, mūsų atveju nuo 1 iki 3. Apskaičiuokime funkcijos f nuo x, kuri yra 2/3 laipsnio šaknis iš x, vidutinį greitį intervale nuo -8 iki 1. Pirmiausia, apskaičiuokime argumento pokytį delta x, kurį rasime iš vieneto atėmę -8. Tai bus 9. Tada raskime funkcijos reikšmės pokytį delta y, kurį rasime įsistatę vienetą į sąlygą ir atėmę į sąlygą įstačius -8. Tai yra 2/3 laipsnio šaknis iš vieneto minus 2/3 laipsnio šaknis iš -8. Atsakymas yra 6. Beliko rasti reikšmės ir argumento pokyčių santykį. Tai yra 6 padalinti iš 9 ir tai yra 2/3. Todėl vidutinis greitas duotame intervale ir yra 2/3. Dabar remiantis duotų pavyzdžių, spręskime šios užduoties f eilutę. Jei mūsų funkcija yra logaritmas, kurio pagrindas 2 skaičius x ir x priklauso intervale nuo 1/2 iki 4, tai raskime argumento pokytį delta x ir jis bus iš 4 atimti 1/2, o tai yra 3,5. Jei skaičiuosime delta y, tai yra funkcijos pokytį, mums reikės apskaičiuoti f nuo 4 ir atimti f nuo 1/2. Tai yra, bus logaritmas pagrindu 2 skaičiaus 4 atimti logaritmą pagrindu 2 skaičiaus 1/2.
Logaritmas pagrindu 2 skaičiaus 4 yra 2, o logaritmas pagrindu 2 skaičiaus 1/2 yra -1, todėl atsakymę turėsime 3. Ir jei mums reikėjo deltos y ir deltos x santykio, tai turėsime trejetą padalinti iš 3,5, o tai bus 6/7. Antroji užduotis. Nubraižykime funkcijos f nuo x lygų x kvadratu grafiką intervale, kai x priklauso nuo -3 iki 4. Grafiką nesunkiai nusibraižėme, dabar apskaičiuokime argumento pokytį delta x ir funkcijos reikšmės pokytį delta y. Iš brėžinio galime pasakyti, kad delta x yra iš 4 atimti -3 ir tai yra 7. Analogiškai ir delta y. Brėžinyje matome, kad tai yra 7. Raskime algebriniu būdu. Tai yra įstatę į sąlygą vietoj x4 ir atimkime į sąlygą įstačius vietoj x -3. Tai yra 16 atimkime 9 ir tai yra tas pats 7. Taip kad mūsų delta y yra teigiamas. Trečias veiksmas mūsų prašo surasti funkcijos vidutinį greitį duotame intervale. Man belieka tik tai delta y padalinti iš deltos x ir pasakyti, kad tai yra vienetas. Taip kad ir šis santykis yra didesnis už 0. Ketvirtoji užduotis prašo per taškus, tarkime A ir B, nubrėžti tiesę ir parašyti jos krypties koeficiento k reikšmę. Jei mes tą tiesiai duosime vardą, kad jis yra kx plus m raidė. Krypties koeficientas žymisi paprastai raidelę k. Ir sąlyga prašo k reikšmę palyginti su vidutinio greičio reikšme. Taškus A ir B apskaičiavus, kiek yra f nuo -3 ir f nuo 4, parašau, kokius turiu. Man belieka dabar tik tai gauti k ir m reikšmes įstatant. Vietoj x -3 vietoj y 9 ir antroje lygtyje vietoj x 4 vietoj y 16. Taip ir padarykime. Gauname lygtis 9 yra lygų k padaugintas iš -3 plus m ir 16 yra k padaugintas iš 4 plus m. Padauginkime pirmą lygtį iš minus vieneto ir taikykime sudėties būdą. Gausime štai tokią sistemą. -9 yra lygų 3k minus m ir 16 lygų 4k plus m paliekame tokia, kokia buvo. Dabar sudėkime šias abi lygtis. Gausime 7 yra lygus 7k, todėl mūsų k yra lygus vienetui. Jis yra teigiamas ir, kaip matome, yra toks pat, kaip ir buvo vidutinis greitis. Dabar susiraskime raidę m. Įsistatome į bet kurią lygtį vietoj k vienetą, gauname 9 yra lygų -3 plus m ir mūsų m yra 12. Todėl tiesės AB lygtis būtų y lygų x plus 12. Jei dabar norėsite išvardintus punktus vietoj intervalo nuo -3 iki 4 atlikti skaičiuojant nuo -4 iki 2 arba nuo -1 iki 1, aš jums tik tai parašysiu atsakymus. Delta y padalintas iš deltos x pirmuoju atveju jūs gausite -2, antruoju atveju jūs gausite 0. Pasitikrinkite. Trečiąją užduotį atlikime skaičiuodami langelius nubrėžtuose jau funkcijų grafikuose.
Sako, kad mes turime ir f nuo x, ir g nuo x, ir h nuo x grafikus intervaluose nuo -3 iki 5. Ir pažiūrėję galime tikrai pasakyti, kokius vidutinius greičius intervale įgyja šios funkcijos. Tai yra, matau, kad pirmoji funkcija delta y turi iš f nuo 5, tai yra iš -2, turiu atimti f nuo 3 -3, tai yra 2. Ir gaunu iš -2 atimti 2, kad tai yra -4. Delta x šios funkcijos yra iš 5 atimti -3. Tai yra 8. Matome, kad vidutinis greitis pirmosios funkcijos bus -4 padalintas iš 8, o tai yra -1/2. Analogiškai darome antrąją funkciją. Ir pastebite, kad antrosios funkcijos delta x yra tas pats, o delta y yra vienetas minus 0. Tai yra vienetas. Ir vidutinis greitis tame intervale bus taip pat 1/2. Trečiosios funkcijos, jeigu skaičiuosit savarankiškai, pastebėsite, kad mūsų pokytis yra lygus 0, nes h funkcija nuo 5 yra -2 ir h funkcija nuo -3 yra taip pat -2. Todėl ir greitis bus šios funkcijos 0. Antrąją ir trečiąją užduotis pabandykite atlikti savarankiškai. Atsiminkite, jei funkcijų grafikai tiek f nuo x, tiek ir g nuo x eina per taškus, kurių koordinatės yra x1 ir y1, kito taško x2 ir y2, tai vidutiniai greičiai intervale nuo x1 iki x2 visada bus y2 minus y1 padalintas iš x2 minus x1. Analogiškai, jei per taškus nubrėžiama yra tiesė, y lygų kx plus m, tai jos krypties koeficientas k yra toks pat, tai yra y2 minus y1 padalintas iš x2 minus x1. O kaip tai įrodyti, atsakysime kitoje pamokoje.